Labas rytas, Lietuva. Ką nori? Nieko, nenu. O? Daugiau nebėra. Nu. Iš ten atvažiavo? Taip. O ką tas čia daro dabar? Į pirtį ruošiesi, kas tau? Jo, va. Tai vis nuo jūsų. Nuo mane čia vartaisi dabar. Nevartau. Antradienio rytą. Jeigu man yra bloga, nu. Tau pasakė medikai, kad gera yra tau. Man gera. Tau gera yra. Aš esu po širdies infarkto, po širdies operacijos, nuo lygų. Nu, pažiūrėkit. Nėra jokios operacijos pas tave. Pažiūrėkit, dugie randa yra pas mane, nu. Tai kur čia? Čia ne širdis, vaikeli. Širdis va to vietoj yra. Va to vietoj. Bet par čia man ėmė sausgyslis, viską darė, nu. O dabar tegul pareigūnai pasako, ar aš sveikas ar nesveikas. Sėskit, ponas. Jo, a galiu? Negaliu. Sėskit, pon. Į kur? Va, kareta paduota. Girtas vadėliotojas Vėžaičiuose jums nepasigirdo, mums dar nėra pavykę laidoje pabendrauti su girtais vadėliotojais ir tiek. Pamatėm, kad girtis klaidosi po kelią. Žmonės pranešė. Žiūrim, arklys vienas eina. O iš paskos paskui tie. Girtų pėsčiųjų buvo girtų vairuotojų, tai apsčiai girtų dviratininkų irgi netrūksta, tačiau girtų jojikų ar vežimo vadybininkų dar nesame regėję. Taigi gražus birželio vakaras Vėžaičiuose. 14 veidą žvaigždė. 5 sekundės. Netep. Reikia ištisai 5 sekundės pūs. Pamokyk kvėpti orą. Jūs motyvašti skyrių. Nu, kad tu ne. Tam štai kur nėras broli. Netep. Nu, negalka pūst. Nu. Reikia pūsti taip ištisai. 3 sekundės. Jūs mane vašų. Nu, kad nesuga. Susitarėm gal kaip nors ant pietų duoti ir viskas ką. Donas. Ką? Atleiskit, kad tikrai, nu paskutinį kartą tikrai važiuot reikės į porelį. Tikrai negalėjau šito. Aš tikrai geras žmogus, bet tikrai atleiskit man ką. Žinot, ką baudžiamo bylą gali būti iškelta? Žinau, nu tikrai, nu. Atleiskit, nu tikrai, nu. Čia laukininkų, ne? Nekvieskit, nekvieskit. Nu, jeigu žinot, kad baudžiamas bylas yra keliamas, tai kam šitaip dar? Rankas patraukiam! Rantas Dainava 545. Bus reikalingas budėtojas iš antro. Prie laukininkų 34 namo bandymas papirkti. Все, tada jungti tada į antrą komisariatą. Tarnybinė kaip ir, nu, viską žinot. Būtent, kad aš nežinau, ne, aš sakau, yra galimybė, mes turim užfiksuoti šitą pažeidimą vien dėl to ir paskiau, jeigu jūs abijojat mūsų aparato, panašiai, jūs tada nuvykit į... Ir viskas, ir atvažiuok mano vaikas pasiimti, gerai? Gerai, ponia, šlipkite iš automobilio. Tuoj, sekundė. Labai svarbu,
Dabar bus atliekamas kūrinys tradicinio džiazo, vienas seniausių džiazo kūrinių, temų vadinamoji Kada šventieji marširuoja, When the Saints Go Marching In. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai, nes, kaip žinote, policija tai angelai sargai. Tai bus duetas, nesiimu vertinti iš anksto. Koks tai bus efektas, jūs būsite to liudininkais. Tačiau aš labai tikiuosi, kad džiazo kalba gebės susikalbėti 4 policijos automobiliai ir puikus Estijos sienos apsaugos ir policijos Big Band. Lietuvos kelių policijos jungtinis projektas, Kada šventieji marširuoja. Kada šventieji marširuoja tam, kad visi mes gyventumėme saugiau. So, let's go. O čia tai susigrojimas. Štai ką reiškia džiazovi policininkai ir džiazuojantis muzikantai. Ačiū policijos pareigūnams.